Labas, Lorė. Palauk. Ar su manimi viskas gerai? Labai gražiai. Palauk. Aš jau pasiruošus. Jie jau pasiruošus. Aš taip pat vyru. Gražiai, labai tau vietų, kaip faina, taip jaučiuosi. Kokia nuostabi ir tai yra mano viešnia, o reikia. Mes taip filmuojam. Mes filmuojame. Ir kas jos nežino, aš manau, kad visas Feisbukas yra. Kaip žinodė. Dar ne, tau kiebra dar nežino. Tai yra mūsų prekinio ženklo kūrėjas. Taip, natūralios kosmetikos. Toliau fotografija. Taip. Dabar coachė mokytoja. Taip. Kaip ir taip. Taip, jinai, ką tu dar darai? Stovyklas organizuojama, taip. Pats stovyklas organizuojama. Kodėl susivedu tokius, kaip tau dabar suku? Taip, kartu sukam. Ką dar dar? Mokymus vedu apie socialinę erdvę ir mokymus vedu apie fotografiją. Tai va, mokytoja, jinai tokia, neformalaus ugdymas, ar ne? Ir iš tikrųjų labai daugia funkcinis, įdomus žmogus ir matomas erdvėje, ne? Ir Aurelija, aš labai tave stebėjau irgi prieš tai daug metų, ar ne? Ir labai džiaugiuosi, tokia, kaip sakyt, veikla plečiasi, tiesiog tu skleidiesi ir labai žodžiu tave žiūrėti. Aš manau, kad dauguma, sakau, tai kaip Aurelija iš tikrųjų gyvena, ar ne? Kur jie ten? Ar tu čia jau tokius asmeninius klausimus kalbuosi? Bet aš manau, kad dauguma dalykų jinai pati tą save rodo storiuose, ar ne? O ką aš paklausiu tavęs? Aš paklausiu tavęs kitokių dalykų. O dalykai yra tokie, kad manau daugumai irgi yra įdomu, kad Aurelija, tu visada taip gražiai kalbi, kaip aš dabar. Ir dabar neką pavykia tobulai, ar ne? Ir noriu paklausti, ar tau daug kainuoja pastangų tas grožio savęs pateikimas? Labai viskas paprasta. Iš tiesų, kai atėjo suvokimas, kad man reikia pagalbos, tikrai man reikia pagalbos. Aš ilgą laiką buvau tame, kada ateini į parduotuvę, nežinai, ką rengtis, nežinai, ką rinktis, kokios spalvos tau tinka ir taip toliau. Ir mane tiesiog erzindavo labai nuolatinis didelis ir ilgas laiko gaišimas apsipirkimams. Ir paskui aš nežinau, kaip tu mano gyvenime atsiradai, turbūt pačiu tinkamiausiu kitu, kada tu sakai, mama, tau nereikia labai daug visko ir daug kažkokių nesąmonių, o reikia tik tai tiek, kiek tau reikia. Bet pirmiausiai, o tu sakau, tai ko man reikia? Ne, pasakyk, man reikia to, žinai. Ne, sakai, pirmiausia yra tai, kad tu turi pažinti pati save, kad supratum, apie ką tu išvis. Ne, kaip tie labai geras ir protingas žmogus pasakė, kad tinkamai apsirengi, tau mažiau reikės kalbėti apie tai, kas tu toks esi. Ne? Tai tavo dėka aš pradėjau pažinti save kaip asmenybę. Tada aš tavo dėka vėl pajutau, kokios kalbos man tinka, kas aš tokia esu iš principo, kad man ten suknelė, mane įvilgi suknelę. Atsimatyk, man sakė, pabandom suknelę. Aš ten matavausi, žiūrėjau, tu neišėjimas. Specialiai, jeigu būdavo suknelė, kad įtikinčiau ir pati save Ir kai tu leidai man nevilgėti suknelių, ir kai tu man netgi teoriškai parodai, kad tu esi, sakai, karys, ar ne, tai aš esu kas dar, herojus, aš esu kas pagal tuos visais archetipus turi esteto, išminčiaus ir va. Ir kai man pasako visus tos dalykus, man tada to išnuka. Jeigu aš nenoriu suknelės, jeigu aš jau nepasijaučiuosi, jeigu ten man, tai man jos ir nereikia. Nes iš tikrųjų, kodėl tą darė Aurelija analizė, ir aš labai tada atsimenu, labai man buvo įdomu, žinai, ką gilintis. Nes kai tu esi fotografas, turi labai daug kokybiškų fotosesijos savo nuotraukų. Ne, aš jas analizavau, įsivaizduokit. Paprastam žmogui žinai, atrodo, kad ledas, kad jinai visuose yra wow. Aš žmogui viskas ten tinka ir panašiai. Bet aš matau, kad į tose nuotraukose taip, jos tobulai padarytos, bet tingiai tenai nebuvo. Tu teisingai sakai, ten nebuvo, aš ten labai retoj, buvau tikrai. Iš tų daug gal buvo dvi, tai kur tu tikrai buvai tu, o visos tos buvo kažkas, bet neorėminis. Ir aš tą mačiau. Ir šiaip žiūrint, galbūt, wow, kaip fainiai, čia visą kitą, bet supranti, kad ne ta natūra, ne tas žmogus ir ne tas įvaizdis visiškai kertasi. Ir dabar tau lengviau, kai tu žinai, bet... Tai aišku, mane, tiesą sakant, taip supaprastėjo apsirengimas, kad aš niekada nebegalvoju, kad man tai vis paprasta. Nes aš turiu rūbų labai labai mažai, bet jeigu aš nusiperku tą rūbą, vadinasi, aš jį su jausmu nusipirkau, kad aš tikrai žinau, kad tai yra tas rūbas, kurį aš vilkėsiu, ar ne, kurį dėvėsiu, kuris man tarnaus ilgai,
Ir aš tikrai turiu tokių keletą rūbų, kur aš ten, kiekvieną dieną noriu įsigūti. Ir netgi yra tokių rūbų, kurie nudyla, ten ir skyrėsi ant pasidaro, aš ten paprašiau dar jūs mamos, žinai, kad man suadytų, ar ne, ir aš toliau vilkiu. Ir netgi turiu tokį vieną kostiumėlį laisvalaikio, kur dar juokais tai pasakiau, sakau, aš kai mirsiu, sakau, tu mane aprengsi šukuos, čia visiškai aš, čia va tai, kas esu aš. Ir kai manęs klausia, o kodėl tu tai žinai, va, pavyzdžiui, žinau, tai aš sakau, tu pažiūrėk į mano akis, ten viskas pasakyta, žinai, nes tu man atsimenu, žinai, sakai, kad žmogaus akyse yra paprastai tos spalvos, kurios tinka jam išoriškai, tai ne? Ir aš dabar net nelabai kažką atsimenu iš savo konsultacijų, tai jau teoriškai, ne, bet man šitą faktą aš visą laiką prisimenu. Ir jeigu aš pamatau kokį nors, nežinau, berniuką, pavyzdžiui, su žydrom akim, ir aš matau, kad jis vilki žydrus marškinėlius arba mėlynas apvalius, aš sakau, jis turi skonį, žinai, arba ten moterį, ar ne, kokią nors, pavyzdžiui, žydrom akim, ir jinai smėlis arba rūda čia, žinai, sakau, tu čia viskas labai gerai deri, žinai, tada jiems tampa įdomu, o iš kur aš tai žinau, bet aš kalbu apie tave, žinai, kai man paprasta dabar su tavim gyventi. Ir apskritai dabar, tarkim, tavo dėka man yra labai paprasta viską išsirinkti, ne tik tai rūbus, nes išorė tai yra ne tik apvalkalė, tikrai ne. Tu man sakai, reikia tau diržo. Ar rimtai diržo? Ir aš pradėjau žiūrėti tų diržų. Aš radau dar tokį diržą su lapė, o man lapė, čia vėl apie mane yra. Ir man atrodo, tas diržas prilipo tiesiog prie manęs. Paskui mes kalbėjom apie papuošalus, ar ne, kad, tarkim, tas man tinka, ar ne, kad ten tie užskauskai, apie kuriuos mes kalbėjom, tinka. Tada aš pas ją netgi paklausiu, sakau, o lūpdažis, makiažas, nes tai vėlgi yra neišvengiama įvaizdžio dalis, ar ne visam tam bendram vaizdui. Ir tu man vėlgi parinkai patarai, kokios spalvos yra tinkamos ir makiažui. Paskui mes kalbėjom apie tai, plaukus dažyti ar nedažyti, kaip juos šukuoti, kaip juos skirti, ten ką daryti su grifka, kur ten skeltungą dėti. Man taip yra paprastas su tavim, kad tu žinotum. Taip gera. Džiugu girdėti, labai džiugu, nes aš to ir siekiu, kad būtų galima, žinai, kaip žmogus, kaip asmenybė, žmogus tiksliai žinoti, kas jis yra, koks jis yra, ir tik ištransliuoti, žinai, į akį. Tai labai džiugu matyti tą tavo tokią transformaciją ir kad dabar jinai tokia, kokia yra. Ir labai gerai jaučiuosi. Bet tas jausmas, aš tai, ką sakau, tai man šiandien tinka, netinka, sakau, jausmas. Tu jautiesi kaip nuoga. O kaip tu sakai, kad gali su mane ir su net būčiau pavalgyti, tai yra tavo kaip antra oda, tai yra viskas, nes man daugiau nieko. Ir sakau, tada tampa labai paprasta, ateini į spintą, ne, tu turi kažkaip tam rūbelio, ne, kad sezoniškumas ir toliau. Bet iš principo, žinai, bet kurį ištraukus, tu galėsi derinti jį vieną su kitu, va, tau irgi tas labai yra patogu ir, tarkim, naudinga kitom moterim, kad nereikia tikrai turėti daugybės derinių. Nes, tarkim, tavo dėka aš vėlgi suvokiu, kad aš galiu pasikeisti palaidinės spalvą ir aš vėl kitą ampluą, ne? Galiu, tarkim, lūpdažį kitą štai ten ir vėl kitą galiu kelnes, tokia klasika, ne? Šikuosena vieną kartą, ne, kažkaip ten taip, ne? Visi, žodžiu, ta prasme, kad tai yra labai, labai daug mini tokių detalių, kur tu gali supratęs, kas toks esi, tiesiog pristatyti save taip visuomenį. Fainiai, labai. Gerai, jau papasakok, žinau, kad tu esi fotografė, ne? Sudėk pagrindinę su moterim, ne? Tai ateina pas tave. Aš girdėjau tokį dalyką, kaip fotografijos, fotosesijos, žodžių terapijos. Ir tu girdėjau. Aš girdėjau, nes, galvoju, bet tu, kadangi daugiau ten moterų būni, tai tą visą tą virtuvę, tą visą procesą, tai norėčiau, kad pasidalintų, kas tuo metu įvyksta būtent prie fotoobjektyvų. Kas moteriai ten atsiskleidžia. Ir tam rekomenduotum, kas ten atsitinka. Iš tiesų dabar labai pas mane tapo populiaru darytis asmeninės fotosesijas, dalykinės verslo fotosesijas, bet iš tiesų tai jos tiesiog turi turėti kažkokį pavadinimą ir mes jas taip oficialiai vadinam. Bet tai, kas vyksta po jomis, kad ateina moteris ir man pradeda kalbėtis, tu suvoki, kad čia ne fotosesija, ne apie šviesą, ne apie mirtuko paslaugį, apie kažkokios pozos ar ne, fotografiavimą, kad tai yra truputėlį giliau, nes labai dažna moteris ateina su savo savikritika, savęs nepriėmimu, tam tikrom baimėm, tam tikrais kažkokiais vaikystės šablonais ir taip toliau, su kuriais jinai šiandien labai sunkiai jaučiasi, labai prastai jaučiasi. Tada jinai negali kažko daryti, ar ne, ir kažką savo kelią, būtent tų baimių ribojimus. Ir tokios fotosesijos jos dažnai vyksta per pašnekes. Aš kaip kaučerė, negi turbūt, bet ir dar vaidmenį įžimu, bet labai dažnai aš jų daug nepaklausiu. Pirmiausia, dėl to, kad reikia išgauti tam tikras emocijas, taip, paskui iš kitos pusės, kad yra toks posakis, yra, kad tu pats savęs pakutenti negali. Nu, bet tu kuteni ir tau nekutėsi kutenti.
Tai kitas žmogus yra užduoda kažkokį tai klausimą, viskas pakiekena tave, ne, va, tas paliečia tą tavo gyrį ir tu tada pagalvoji, o, geras, tada plūsta ašaros, ne, arba kažkokia vyksta kita mimika, ne tai, kad dabar taip, žinai, nu ne apie tai. Ir smagiausia iš principo yra tai, kad tų fotosesijų, tokio pobūdžio fotosesijų metu man kažkaip pavyksta įlysti jų tas dušas, kad jos iš studijos išskristų. Jos dar nemato rezultato iš principo, bet jau išskrenda. O jų kai pamato rezultatą, na tarsi tai liauna, nes pamato save iš šalies, kas yra tikrai labai naudinga moteriai, ne, pamatyti save iš šalies, tada įgauna pasitikėjimo. Ir tai nereiškia, kad aš tenai nubliūrinu ir ten supūdinu. Ne. Bet žinodama tam tikras savo fotografijos subtilybės, aš kažkur tai pozos prasme, ar ne, kažką tarsi nuimu, ten kilogramą kitą vadykime, ar ne, arba ten tiesiog smakringo pakėlimas, jisai jau, įsivaizduokit, va taip moteris pakinas ir čia visi pagurkliai matosi ir taip toliau, o pabandykit, va, smakringo ne arogancija, čia jau yra arogancija, šiek tiek labai subtiliai smakliuką kilteliu, iš karto toks jausmas, kad tu pasitikėjimo daugiau įgauni. Tada vėl yra tam tikros progos, kada, ar ne, va, kada moteris paprastai neša naštą. Dėl savo tam tikrų vaikės dalykų, nepasitikėjimo, kitų nuomonių ir taip toliau. Mes labai dažnai ant pečių užsidedam tam tikrą naštą, ne? Ir tada mūsų pečiai tampa va tokie. Ir mes taip vaikštom. Ir prieš fotosesijos metu, jei parodau kokią nors pozą, kad neloja išsivies, tada atsiranda moteriškumas, talija, figūra, ar ne, krūtinė, ir atsiranda pasitikėjimas, nes va čia yra pasitikėjimo poza. Ir jeigu dar rankos kažkaip, tai ne, toks kaip. Ir dar žvilgsnis, kažkur paties, aš pergalė, aš pasitikiu savim, aš sėdžiu tą savo gerą teigiamą energiją, vietoj to, kad aš tokia forkičiusi, ne? Aišku, taip, yra ten keletą tų pozų, kur tikrai jaukumas, ne? Bet ir tokie, va, jaučiuosi ten beviltišką, arba va, dabar taip jaučiuosi ten noriu tokia būti. Bet kai vyksta ta būtent terapija, vadinti fotosesija, tada mes pabandom ir tai, kad paskui pasižiūrime, kokia moteris ir jaučiasi. O drąsu moterį nusirengti. Labai dažnai ateina moteris ir sako, aš noriu tokios tipo erotinės, kažkaip visą laiką taip įvardinu. Ir aš tavo pasitiksliu, ar tai tikrai yra tai, apie tą kalbį, nes erotika iš principo ir tas seksualumas yra daugiau per atvirą nuogą kūną, tada mes atvirus spenelius rodom arba pikinį zoną, viskas yra atviru. Tai aš asmeniškai tokių fotosesijų vengiu daryti dėl to, kad man jos truputuką vulgarios. Aš suprantu, kad kažkieno tau tai yra hobi, talentas, galiu pateikti tą nuotrauką, parodyti tave tikrą tokią, kokia tu esi, bet aš visą laiką noriu, kad tos nuotraukos būtų tokios subtilius. Tas moteriškumas toksai subtilus, skanus, kad jai pačiai būtų paprasčiau save priimti ir savo formas ir taip vėliau. Ir tokiu atveju mes parenkam apatinį trikotažą, arba tarkim švarką, bet ir liemenėlis. Tada galima pridengti tam tikrom savo kūno detalėm, tikras vietas, kurių tu nenori iššaukti, bet taip pat parodyti moteriškumą, parodyti seksualumą, tokį pasitikėjimo savimi, kad tai gautų ar ne moteris. Nes iš tiesų labai dažnai ateina tokia kompleksuota, ypatingai po nėštumo, nesustrėjo, ypatingai ten, kai krūtinė yra nukalusi, ne po žindymo, ypatingai kada yra klubai išpratėję, ne po gimdymo, ten čiurpai pačiai eina, kalbant apie tai, bet ir keliauju iš tą, bet tu turi kūdikį, bet tu esi mama, bet Dievas patikėjo, kad šituo mažyliu tu gali pasirūpinti geriausiai ir atsiuntė tau galimybę to būti. Bet apie dvimsą aš esu, ne? Tai apie tai. Ir kai moteris sako, bet aš neturiu ko apsirengti fotosesiją, ne? Gerai, sakome, atsiveš švarką, atsiveš kelias kelnainės, ar ne? Maškinas, kažką, va, viršus, maškinas, žiūrėk, ir einam daryti. Ir čia šiuo atveju nėra labai svarbu, kiek ir kuo tu apsirengus, ne? Bet aišku, jeigu tai moteris yra stilinga, tai tikrai jos švarkas ir bus stiliovas. Jeigu moteris yra jaučianti save, pažįstanti save, tada jinai ir batus yra valyti, atsimaus tokius, kokie jau atspindėje. Bet aišku, dažną kartą tiesiog tų įgūdžių trūksta ir nėra toks moteris, jos pažintus ar tikrąją ir galėtų tai. Tai žinoma, tiek, kiek aš išmokus esu iš tavęs, aš tikrai konsultacijų metu patariu, ne, kad pasipirk tą, ir mes mus kaip padensime, ne? Bet tikrai būna tai, kad atvaro ten su tokiu nors, netinkamu mėgsiniu ir aš sakau, ką dar turi, ką dar turi. Būna tikrai tai, kad netgi tenka savo rūbus duoti, nes aš matau, kad joje yra tai, kažkas, bet mes per išorę, per rūbus, neturi pritempti prie ko. Tai tikrai teko ir savo stundą
Tu ištinti tam, kad atnešti kažką, žiūrėti kaip ir matyti, kaip moteris prisilaisvina, kaip jaučia kitą stilių ir kaip paskui sako, wow, tu kur tu čia pirkai, norėčiau ir aš suvokiam. Ir taip kaip apie terapiją kalbant, turėjau tokią vieną klientę, kuri metus laiko, kartą per mėnesį darė fotosesijas. Mes nevadinom tai terapija, nes mes dar neįmanomo tokio žodžio, bet tuo metu, kada mes jau bendravom, aš mačiau jo pokytį ir aš mačiau, kaip jinai auga, kaip jinai drąsėja, kaip jinai ryžtasi daryti tokius dalykus, kur iki šiol niekada nedarė, kaip matymas prasiplečia. Ir jinai buvo tokia mergaitė, kuri mažai keliavo, mažai matė ir tų fotosesijų dėka, nes mes tam važiuodom ir prie upės, ir prie jūros, ir ten viena miškė, ir ten kitoje, ir ten ant kalnio, ir studijų ir taip toliau. Ir pasipėti net ir jos akiratis, kas toksai, žinai, plačiai prasme. Tai va, tai, vyksta kažkokie dalykai, vyksta iš tiesų. Bet tu pabaigos dalykai šitas? Kodėl? Ne, reikia, man atrodo. Na, ir sakai, dabar paskutinis klausimas, nežiūrė, ne, ir ten kažką gali. Apie pieną, apie ten dar kažką, nes Kokį dieną? oi, mes jau prieš tai kalbėjome. Ai, ta prasme, kad kažkokį tokį gal sujungų, arba kažkokį, nes to reikia. Intriguojančio klausimo, kurį būtų galima iškelti į pačią pradžią, kad daryti tą istorijos atvirimą, sakiau, ne? Ai, tu tokia nori. Tai gali ten apie pieną, jau. Nenoriu šiandien. Tada klausim vidų. Ką nors arba klausim. Tai, o jei noriu tavęs tokio paprašyti, kokio Per naują klausimą. Bet paskutinis. Smagi Aurelija, ne, mano pašnekovė. Labai man patinka, aš labai ją myliu, man sesė mano. Taip, ačiū, kad tu esi mano gyvenime. Ir tiesiog trumpas palinkėjimas moterims. Ką galim joms pasakyti, palinkėti? Tikrai nori, kad pasakyčiau tai į tavo eterį? Taip, drąsiai. Visos moteris. Dabar pat. Nusirengite. Visiškai plikai. Stovite į veidrodį ir stovite tenai tol, kol pradedate priimti save tokias, kokias jūs Dievas sukūrė. Su tom visom celiulitais, arba strijom, arba krūtinė viena aukščiau per žemiau. Su viskuo, ką jūs turite, pradedate save priimti. Ir va tada jau galite galvoti apie tai, o kuo tą kūną pridėti, kaip pažinti save, tavo vidinę aš. Ir jeigu jums reikia konsultacijos ir pasitarimo, ir jeigu norite, kad tai būtų labai paprasta ir fainai, smagu ir linksma, kreipėtės ir esą. Viskas yra labai paprasta. Mane šiurpas ėjo, nežinau kaip jūsų ten eterėje, bet mane šiurpas ėjo, kai kalbėjo apie tam surengimą prieš šitą. Labai tau ačiū. Ačiū, nes Mūsų laiką tai nuveikti. Nežinau, iš man pridarėm, bet kažką padarėm. Negerai ten. O aš net ir kokį pusę pagalėt lietuviškai. Ten liuko. Kaip tada čia griu? Depresija.